Greičiausiai pagrindinės mokyklos. Aš tik noriu priminti, kad Vilniuje yra Mickevičiaus mokykla, Jono Pauliaus antrojo vardo gimnazijos, kurios jau neberenka mokinių. Tai yra lenkų dėstoma kalba, kurios turi vos ten 200 su viršum 300 mokinių. Tai Lietuvoje, sakykime, jeigu tipiška optimali keturmetė gimnazija, net ir kaimiškose savivaldybėse yra apie 500 mokinių daugiau. Tai mes turim galvoti, kad kuo daugiau liks lenkų kalba dėstomų mokyklų su vidurinio ugdymo programomis, tai iš principo toms dviems mokykloms Vilniaus mieste perspektyva yra aiški, jos turėtų išnykti. 2004 metais buvo aišku, kad tas akreditacijos procesas turėtų pasibaigti 2010. Tai yra, turėtume kultūringai sutvarkytą mokyklų tinklą. Lenkų kalba, rusų kalba, lietuvių kalba, viskas tvarkoja. Deja, dėl įvairių politinių manevrų viskas užtruko ne tiek metų, o 2 kartus daugiau, ar net 3, jeigu skaičiuojant nuo 99 metų, kada buvo aišku, kad Lietuva pasirenka tokią politiką šitą kryptimį eiti. Ką padarysi? 2011 metais švietimo įstatyme buvo tik pakartota, kad nuo šito kelio mes nesitraukiam.